Gerai, merginos, klausykit, pastaruoju metu mūsų kambaryje tikras chaosas. Aš ne jūsų asmeninė tarnaitė, gerai? Pasakykit man dabar pat, kuri iš jūsų didžiausia šiukšlių goblinė. Nes aš neketinu rinkti saldainių popierėlių ir kitokių šlamštų nei po jūsų, Ema, nei po tavęs, Nastė. Pastaruoju metu net saldainių neliečiau, tad tie popierėliai ne mano. Nastė? Ką aš padariau? Parodyk man bent vieną mažytę šiukšlę, kurią neva palikau. Merginos, kodėl jūs taip rėkiat? Visas koridorius gali jūs girdėti. Tiesą sakant, aš tik bandau išsiaiškinti, kas yra tas šiukšlių monstras. Diana, tu įsiveržiai atrodydama visiškai pasimetusi, lik dabar mintyse rašai fanfikciją. Kas tau daros? Pagaliau. Aleliuja. Bent jau kažkas pasiklausė, kas man darosi. Ar pakeliui čia apėmė jausmai, ar suklupai ir pametei smegenis? Ne. Man ką tik nutiko kažkas gana didelio. Net nežinau, ar turėčiau užpilti visą arbatą. Gerai, Diana, išsakyk tai tuoj pat. Tu švieti kažkaip labai įtartinai. Diana, ar tu čia mėtai popierinės pakuotės visur? Nesmė dabar. Žodžiu, kai ponia Evelyn mane išmetė iš pamokos ir nuėjau į biblioteką, Itanas buvo tenais. Nu? Palauk, Itanas? Tas tamsiaplaukis paslaptingas vyrukas? Futbolo komandos kapitonas? Taip. Vienintelis tas pats. Supratau. Diana, žinai, kad jis toks paslaptingas, karštas, bet santūrus vaikinas, tiesa? Diana, prašau, nesakyk, kad jūs turėjote akimirką kartu. Jis leidžia laiką su šokėjomis, jis ne pats maloniausias vaikinas. Rimtai? Manai, kad aš to nežinojau? Na, bibliotekai, jis labai buvo mielas. Kartu skaitėm istoriją ir jis pažvelgė į mane taip, lyg būtų matęs tikrąją mane. Palauk, mums reikia detalių, pavyzdžiui, dabar pat. Nemanau, kad jis kada nors žiūrėjo ką nors kitą išskyrus maistą. Merginos, jis iš tikrųjų normalus. Jis man nusišypsojo pačia mieliausia šypsena. Supratau, jis prakeiktas. Diana, atrodo, kad jis visiškai tave įsimylėjęs. Tai grynai raganavimas, padarykim kryžiaus ženklą. Diana, o kaip dėl vilkolakio berniuko turėjai visą misiją? Greitas patikrinimas. Ar esi 100% tikra, kad nesi užkerėta? Vyzdžiai normalūs, skruostai raudoni? Supratau, viskas aišku. Diana įsimylėjo. Aš nesu įsimylėjus. Tu įsimylėjus. Lažinosi, kad vilkolakis šiandien sutriuškins Itaną. Vilkolakis jau 2 savaitės vaiduokliauja, kuris išvis yra. Tikriausiai jau ieško savo kitos mergaitės iš vidurinės mokyklos. Gerai, pamirškit visą šį pokalbį, aš tik pasidalinau. Nusiraminkit. Pamiršt bus sunku. Labai. Tiesiog, merginos, niekam ne žodžio pasakiau jums, nes jūs mano geriausios draugės. Taigi niekas įskyrus mus ir šias 4 sienas apie tai negirdėjo. Leo, nagi, atskleisk paslaptį, kaip tapti tokiam populiariam kaip tu. Kai praeini pro šalį, kiekviena mergina tiesioginė prasme švilpauja, broli, aš iš esmės esu legenda. Vaikinai, ar matėte, kaip visi mane spokso? Taip matėme, tai beprotiška. Taigi, taip norint būti legenda, reikia būti visiškai kvailiu kaip Leo. Oho, atrodo, kad dabar šiek tiek pasitempiai. Tikiuosi, kad liksi mūsų brolis ir nepasiduosi dideliam pasiputimui. Vaikinai, žinoma, kad aš vis dar tavo brolis. Tiesiog labai populiarus. Ką, pavydėt ar kažkas panašaus? Ne, trupučio. Velnis, man irgi reikia tapti visiškų simpatijos magnetu. Gal turėčiau pakeisti šukuoseną? Tiesiog būk savimi, toks kaip aš. Žinai, anksčiau buvai kiek kitoks. Pasikeitei. Ir staiga pradėjai savimi tikėti, visada tikėjau savimi, bičiuliai, visada. Ir dabar atėjo mano valanda. Jis tikrai to į mus paminės. Jei jis tai padarys, tai jau bus pergalė. Svarbiausia išgirti iš jo kažką romantiško. Merginos, ką jūs čia veikiat? Darote ekskursiją pro duris ar kaip? Tikrai ne, mes tik tikrinam ventiliaciją. Taip, ventiliacija mokykloje labai svarbu. Tos temos nėra. Ar jūs šnipinėte aplink mano vaikiną? Nora ir Hani. Sąžiningai visai ne. Paskutinės 40 minučių mes tiesiog nerūpestingai ėjom pro šalį. Bet Leo yra didvyris ir mes norėjom įstikinti, kad jam viskas gerai. Didvyris? Man tai didvyris. Bet to Leo vakar tiesioginę prasme šokinėjo ant savo paties šešėlio. Tad nepersistikėt susireikšminti. Didžiulis šešėlis, tegul. Svarbiausia, merginos, klausykit, Leo yra mano vaikinas. Jūsų Maksui patinka jo nuotraukos. Sekti už durų yra siaubingas gerbėjų lygis. Mes nesam fantomas, mes esam tik viešoji priežiūra. Namų darbų tikrinimas yra viešoji priežiūra, o ne mano vaikino. Judėkit toliau.
Mes iš tikrųjų rašinėjom podcastą Mokyklos žvaigždžių gyvenimas. Leo yra bandomasis epizodas. Be leidimo? Oho, jūsų finalas pasirodys prieš pirmąją seriją. Bet jis gražus kaip saulė, nors jis ir nedega. Palauk, jis iš tikrųjų dega. Žinai, ką man kilo mintis, pasidalinsi, taip einam į kambarį. Žodžiu, Leo, privalai laikytis taisyklių. Kai merginos prieina prie tavęs, sakai joms, atsitraukit. Sakiau joms, Dana, bet jis vis tiek prie manęs limpa. Tai jau nebe mano problema, Leo. Aš tau pasakiau, padariau tave Mokyklos žvaigždė, bet būk matomas ir laikykis mano taisyklių. O, staiga santykiai nebeskamba įdomiai. Tam yra tikros taisyklės ir griežtos. Mano merginos taisyklės ir įstatymai. Dana, šioje mokykloje daugiau jokia mergina prie manęs neprieis. Puiku, Leo. Nenori, kad stresuočiau, tiesa? Taip, Diana, nuo tada, kai buvau bibliotekoje, elgėsi labai protingai ir svajingai. Tai raudona vėliava. Nežinau, ar tu vis dar Diana, ar kokia mergina skraidanti debesyse. Nagi, merginos, tai buvo tik skaitymas bibliotekoje. Žinoma, skaitymas bibliotekoje. Ar tiesioginė prasme negaliu jum nieko pasakyti, bet dabar mane persit klausimais. Ei, Dominikai, kodėl sustingai? Įsimylėjai savo knygą ar ką? Geriau būti įsimylėjusiam knygą, nei mergina, kuri vėliau tave atstums. Bloga patirtis? Per daug blyksnių, merginos. Gal galit nustot fotografuoti? Fotografuojam paveikslą ant sienos. Taigi, Diana, ar mūsų trumpas bibliotekos studijų užsiėmimas padėjo? O, taip, gavau aukščiausią balą. Žinojau, kad esi protingesnė negu manai. O, Dieve. Palaukite, ką mes dabar stebime? Itanas šypsosi Dianoje, Diana šypsosi Itanui? Ar kažką praleidau? Skaityk toliau vadovėlį, daug ko praleidai. Mokyklos stebuklas. Manau, Itanui karščiuoja. Kas jam užėjo? Merginos, žiūrėkit. Kas ten? Itanas? Flirtuoja su Diana? Konorai, ar nepavydė mūsų naujokiai? Visiškai nerūpėjo, ne? Visiškai. Lyg būtų ko pavydėti. Su mumis daug smagiau, daug šauniau. Jūs tikrai linksmas, ypač kai kabote savo raudonajame kambaryje. Geras berniukas, Konorai. Šaunuolis, Konorai, tau patinka šaunės Šiaip ar merginos. taip, Diana, jei kada nors vėl reikės mokytis mokykloje, susisiek su manimi, aš visada pasiruošęs tau palaikyti draugiją. Na, kągi čia turime, akademinę romantiką? Diana, ar tu dabar bibliotekininkė? Tiesą sakant, mes pakvietėme Dianą ir Nastį į pasimatymą. Ką tu čia iš vis veiki? Tai pirmin ir ginčykitės dėl Dianos čia pat. Vaikinai sakėm, kad pagalvosim apie pasimatymą. Kiek laiko dar turėsime laukti? Kiek laiko dar turime laukti? Vaikinai, jūs per daug įkyrus. Merginos, aš su tokiais vaikinais tikrai neįčiau pasimatymą. Kas šis per susibūrimas, hole? Pamoka prasideda po 3 minučių, o jūs norit filmuoti visą dramą? Diana, ar gavai aukščiausią balą? O, kaip nesąžininga meluoti vaikinui vien tam, kad atrodytum šauniai. Užteks kalbų apie romantiką, pakalbėkime apie tikrąją magiją. Gerai, vaikinai, kažkas suerzintas, kad stovite taip arti. Panelė Evelin, norite pamatyti Dianos puikiai atliktą testą kompiuteryje? 89%. Geriausias kompiuteris yra čia pat, mano galvoje. Gerai, parodyk klasiai šiandien tos 89%. Pati prašai, Diana. Diana, raštas rezultatas tikras, ar tu tik melavai Etanui? Melavau. Jokių būdų, kaip tu iš to išsikapstysi? Sugalvosiu, ką nors iki pamokos, dar liko 1 minutė. Atlikta, dabar mes esame oficialus Leo gerbėjų klubas. Merginos, tai skamba kažkaip baisiai. Jūs tiesioginė prasme pavertėte jį savo idealų. Leo yra geriausias, Leo yra mūsų idealas, Leo yra šios mokyklos žvaigždė. Taigi, ar aš irgi dabar Leo gerbėjų klube? Taip, tiksliai. Kuo daugiau žmonių yra Leo gerbėjų klube, tuo populiaresnis tampa Leo. Tiesą sakant, aš neusiregistravau, atėjau tik pasijuokti. Per vėluojamą tu patekai. Dabar tu viena iš mūsų. Dabar turime apipilti Leo bučinių žymėmis. Prisijunk, Ema. Atrodo keistai, bet jei reikia, tai reikia. Atlikta. Tai šedevras. Kai Leo sužinos, kad mes tai padarėm, jis bus labai dėkingas. Tik nesakykit jam, kad padėjau, gerai? Žinoma, nesakysim, lyg viską darėm vienos. Iš tiesų, atrodo, tai tikrai šauniai. Labai patinka, kaip gavosi. Leo tai patiks. Aš nesuprantu iš pradžių, Konoras jai patiko, tiesa? Tai buvo prieš amžius. Tada tas vilkolakis. O dabar Itanas, mūsų draugas. Taip, galbūt buvęs, bet mūsų draugas.
Nesuprantu, kuo ji tokia ypatinga. Gerai, jos plaukai blizga. O gal ji užkerėta, nežinau, kokiu virusu, kuris traukia visus vaikinus? Nori ją pavadinti Dianos virusu? Ne, bent mokykloje tiesioginė prasme visi ją spokso. Ką, ar ji dabar karalienė? Taip, karalienė, nes jai ant galvos iš niekur nieko išaugo karūna. Na, ji pati savo užsidėjo karūną. Ji ją užsidėjo, mums reikia ją nuimti. O, štai ateina pati karūna. Treniruojatės? Atsargiai, merginos, nenorim nuliūdinti jos didenybės. Nusilenkim už mūsų netikrą karalienę. Diana, tu akivaizdžiai jas išprovokavai. Merginos, kokios vėl jūsų problemos? Mes net nekalbėjom su jumis pastaruoju metu. Kodėl pas mus ateiti? Jūs tikrai manot, kad mes čia sėdėsim, kol visi mokyklos vaikinai bėgioja paskui jūs? Mums atsibodo į tai žiūrėti. Kaip jas priviliojat? Ką? Ji nieko neprivilioja. Jūs esate tos, kurios kabina savo uniformas ant pakabų. Supratau. Taip ir Ethanas tiesioginė prasme nieko nepastebėjo, kol nepasirodė šis stebuklas. Puiku, ačiū. Ei, nenuleisk akių nuo mano draugės. Klausykit, mes metų metus kūrėm savo reputaciją šioje mokykloje. Tu pasirodai ir staiga manai, kad esi karalienė? Niekas šito neprašė. Kada tu dingsi? Taip, tu čia visus erzini. Mergaitės, jūs pačios save išpučiat, niekada nesistengiau būti ko nors ypatingu, jūs kenčiat nuo savo paties iliuzijų. Man atrodo, kad jūs dabar uždedat karūną Dianai, su savo pavydu ir nesąmonėm. O mes esam tos, kurios fantazuoja. Nori suskaičiuoti laiptus? Merginos, mano iltis galbūt jūsų ir neišgazdins, bet neleisiu jums prie manęs lysti. Atsitraukit. Ohoho, kas čia vyksta? Gerai, ne prie pat sporto salės. Turime praktiką. Jeigu jie man patinka, kai merginos pešasi. Eikit toliau. Nenutraukit mūsų dramos. Kokia čia problema? Taip, yra problema. Tavo nauja maža draugė, Ethanai. Ne, ji problema, o jūs elgiatės kaip maži vaikai. Oho. Ar protą pametei? Jei tau nepatinka, su kuo bendrauju ar su kuo bendrauju, tai tavo problema. Eik iš čia. Tu neliesi prie Dianos. Ethanai, ar tu bent prisimeni, kas mes esam? Negaliu to žiūrėti. Šitą atidėsiu einu aš. Žinoma, tie, kurie mano, kad pasaulis sukasi apie juos. Nuvilsiu tave, pasaulis sukasi kitaip. Ar tu tikrai ją įsirinkai? Pū, tu bjaurus. Nieko nepasirinkau, bet gerbiu Dianą. Turėtumėte išmokti daryti tą patį. Ir jie gyveno ilgai ir laimingai. Gerai, dabar tai oficialu. Sezono romantika. Lėtikit tempą, futbolininkai. Merginos, jis jas nesaugos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pasikalbėsim kitą kartą. Ethanai, žinoma, ačiū, kad įsiterpiai, bet nemanau, kad tau reikėjo kištis. Būčiau galėjus pati susitvarkyti, nes dabar jos galvos, kad esu silpna. Diana, negalėjau tiesiog praeiti pro šalį, kai tau buvo bėda. Ačiū, Ethanai. Esu šiek tiek nustebus, kad esi padorus žmogus. Tai ką, visą laiką manei, kad esu kvailys? Taip, beveik iki šiol. Gerai, šou baigęs, einam. Negalim pasiklausyti žmonių pokalbių. Leo geriausias, Leo šios mokyklos žvaigždė. Sustokite, merginos, kas tai per kūrinys? Mes esam Leo gerbėjų klubas. Leo yra geriausias, Leo šios mokyklos žvaigždė. Augustai, ką jūs padarė? Panelė Evelin, aš pats nesuprantu. Kaip tu to nesupranti? Liūtas yra tiesmukas ugnies žmogus. Dar vienas. Šioje mokykloje populiarėja netinkami žmonės. Turime viską, kuo greičiau pakeisti. Merginos, sukurkite ir man fanų klubą. Aš turėčiau būti simpatiškas. Svajok toliau, Konorai. Jeigu tai bus gerbėjų klubas dėl mūsų pačių. Leo yra geriausias. Leo šios mokyklos žvaigždė. Leo yra mūsų simpatija. Tau pasisekė, Leo. Nerealu. Leo yra mano vaikinas. Kodėl atsitiktinės merginos jį taip mėgsta? Leo yra mūsų simpatija. Leo yra mokyklos žvaigždė. Merginos, nustokit čia gėdą. Šioje mokykloje yra tik viena žvaigždė. Panelė Evelin. Reikia girti žmonės, kurie rodo gerą pavyzdį. Ir tai aš ir panelė Evelin. Manau, normalu, kad Leo turi dabar gerbėjų. Dana, turėtum džiaugtis, kad tavo veiksmas ir vaikinas visiems patinka. Ir man tai nepatinka. Klausyk, Dana, jei nori, galiu dabar pats sudaužyti šią lentą į mažyčius gabelelius. Ne, nedaryk to. Kas tai? Merginos, jei norit būti gerbėjos, tai gerbėjos dėl poros. Manęs ir Leo. Būtent, Dana. Kad žinotų, mes esame pora. Nedarykit iš manęs žvaigždės. Girdi tai?
Merginos, Leo iš tikrųjų yra normalus vaikinas, jis pasirinko dešinę pusę. Danai pasisekė. Augustai, tai žemina. Tau reikia sukurti Evelyn gerbėjų klubą. Taip, panelė Evelyn, supratau. Augustai, noriu didžiulės lentos su 1000 savo nuotraukų. Pasamdy geriausią fotografą fotosesijai. Taip, panelė Evelyn, tai jau bus ir padaryta. Ar vėl kažką praleidau? Leo, dabar tu turi gerbėjų ratą? Taip, šioje mokykloje viskas keičiasi žaibo greičiu. Mes anksčiau buvome populiarūs, dabar tai toks nors atsitiktinis vienas vaikas. Pažiūrėkitas gerbėjas. Ir jos dar vadino save mano draugėmis. Suprantu, jei paliksim savo plakatą čia, ji tiesiog jį sunaikins. Nuneškim į kambarį. Nepavyko. Tokios protingos mažos mergaitės, iškart supratau, kad ši gėda čia ne vieta. Augustai, man ši vieta iš tikrųjų patinka. Supratau, panelė Evelyn, netrukus bus čia ir jūsų nuotraukos. Ar Dana iš tikro stipriai įsimylėjusi Leo? Diana, tai gana akivaizdu. Bet jis 2 metais vyresnis už ją. Ar tai daug? Manau, kad taip. Emma, ar kruasanai jau paruošti? Mes badaujame ir pasigaminti limonadą norim. Diana, paskaityk. Ko jūs čia taip žiūrit? Žiūrėkit, prasideda maži rašteliai. Aš taip stipriai nemyliu. Diana, ateik rytoj į biblioteką. Peržiūrėkim matematiką. Itanas. Dursija, kodėl tu tokia laiminga? Manai, kad vilkolakis dabar tau į glėbį kris? Na, man atrodo, kad jūs su Itanu dabar iš esmės esat kaip pora. Jūs abu esat tokie mieli. Būsit šauniausia pora. Rytoj į biblioteką neisiu.